Labas rytas, pakeliu į Karmą, mes jau einam kavos nusipirkti. Nu, kavikės yra, da košikės įkalsim ir judam toliau. Karma, poduks Karma. Nu, trasa tai nemažai čia kalnų, kas nėra mano dabar stiprioji pusė. Tai matysim, kaip seksis tie pirmieji kalniukai, sukilimai. Važiuoju tas draivą dabar trasos. Šilta, gera. Laukiam startą. Kalnai į Lenkiją kokie. Dabar stoja vyrai mėgėjai iki 35 metų. Tu per daug jau mėgėjai. Vyrai mėgėjai iki 35 metų. Tik tais jūs dabar startuojate. Dabar startuos vyrai mėgėjai iki 35 metų. Girdit? Iki 35 metų. Tik tais jie. Tie visi, kas vyresni, nestartuoja. Tai tik tais iki 35 metų. Gerai, jungiame vyrai iki 35 metų. Laukiame žalio šviesoforo signalo. Jums šiandien 3 ratai. 3 ratai. Vairidai, 3 ratai. Važiuojam. Sveiki atvykę į kalnuotą Karmos Rokantiškių krosą. Šį kartą Karma surinko rekordinį dalyvių skaičių, 134 dalyviai. Na ir tarp jų ir aš, nusiteikęs šiandieną kovoti ir nepasiduoti. Tai šiek tiek apie trasą, turėsime 3 ratus šį kartą, kadangi trasa sudėtingesnė. Beveik 800 sukilimo per 21 km. Kosmosas. Startuoju kaip visada už mėgėjų grupę. Oras vėl pasitaikė labai geras, turime 17 laipsnių. Startai buvo kaip ir įprasta jau pagal amžiaus grupės. Tai šiek tiek buvo sąmyšio, bet dažniausiai, jeigu žinai, kur atsistoti, tai viskas būna gerai su tuo startu. Ir klausytis reikia organizatorius. Tai Karma buvo įspėjus, kad bus kalnuota sekantis etapas, bet netikėjau, kad bus jis antiek kalnuotas. Na, o lengvoji dalis baigėsi po starto, prasideda sunkioji. Po kol kas pavyko neatsilikti nuo pirmaujančios grupės. Toks ganėtinai techniškas nusileidimas. Dabar gal greitai labai nesileidžiame, kadangi priekį turime kliūtį, varžovą. Bet paskui pamatysim, kad daug greičiau leidęs, kai priekyje nieko nėra. Na ir prasideda pirmieji kalnai. Tai iškart kažkaip nelabai smagiai man į tą kalną važiuojasi. Kvėpavimas ir širdies ritmas vis kyla, o tai tikrai ne pats stačiausias kalnas. Matosi iš karto, kad šiek tiek lėčiau kyla šį kalnus negu pirmoji grupė. Na ir nusileidimas, vos neįvažiuoju į rastą gulinti. Ši eglutė tikrai kentėjo per šias varžybas. Na ir kaip jau prisivėjau aš tą pirmąją grupę, bet atsiranda silpnesnis dalyvis šiek tiek šioje trasoje ir padaro nemažą tarpą ir nelabai prasilenkt pavyksta. Tai tik atsiradus galimybėj bandau lenkti ir vytis vėl iš naujo. Bet jau šiek tiek taško mane nuovargės toks ir nebematai trasos ir ne ten kažkur nuvažiuoju. Nebevažiuoju. Na, o kad važiuotų dviratis, reikia jį prižiūrėti. Papasakosiu šiek tiek, ką pasidariau savo dviračiui. Kokius servizus atlikom, tai pirmiausia servizavom šakę, nuvažiavus 4000 km, servizavau šokas, MTB amortizatorių servizas,
vienintelė vieta Lietuvoje turbūt, kur žinau, kur gerai tikrai padarys tai patikėjau šitą po varžybų iš karto atidaviau ir labai greitai viską padarė, kelios dienos ir jau turėjau paservizuotą šakę. Tai va, matome, kokie purvai čia aplinkui. Tai čia turbūt dalis iš šakės, daug neišmanau apie šakės, bet matomai, kad tikrai situacija prasta, purvo daug pakliuvę į vidų. Na, čia dalis šakės. Na, čia tepalas, koks iš šakės, koks turėtų būti. Tai matome, skirtumas yra. Čia visos kitos dalis matosi. Šiaip gerai, kad niekas nesulūžė. Tai prižiūrėkit savo šakes laiku, jas servizuokite ir išvengsit didesnių problemų. Čia dar dalys. Na, purvo tikrai buvo. Na, o čia XT nauja kasetė bus užmontuota vietoj šios, kuri yra ant mano dviračio. E13 yra, tai jis tinkamai nebeveikia man, nebenumeta bėgių. Ir kad XT kasetę uždėti, reikia keisti visą mikrosplainą, nes pas man yra kaip SRAMO XD, bet ant Shimano sistemos. Tai čia reikiamas detalės tai padaryti. Headseto guoliai, vairo kolonėlės taip pat reikia pakeisti, nes turime ir ten šiek tiek reikalų. Tai čia būtų XT permetėjo sankaba, atsidariau pasižiūrėti, kai valiaus. Ar čia reikia kažką servizuoti, matomai, kad ne, viskas švaru gražu. Rūdžių nėra, tai nelindau čia, nes irgi reikalų yra įsardyti. Na, čia headsetas, vairo kolonėlė, purvo tikrai buvo, iš apačios irgi labai daug, viskas girgžda. Čia atradau, kad turiu kelius savo trosam ir šarvam padarytus, kas labai gerai yra. Tai va, tiek apie servizą, grįžtame video. Tai vienas tikriausiai iš stačiausių nusileidimų, aišku, trumpas, tikrai labai status ir iš karto nusileidus reikia užsukti į kairę, tai toks įdomesnis šiek tiek buvo. Na ir stačiausias kalnas, į kurį man tikrai nepavyko įvažiuoti, žinau, kam pavyko, tai įmanoma įvažiuoti. Ant galo iš viso toks statumas, kad net sunku įlipti. Tai bent tokia mėgėjų kaip man iš tikrųjų turėtų būti šitokiai trasai 32 dantų žvaigždė priekyje ir gale bent 51-52 dantų kasetė, kas šiuo atveju dabar yra 34 dantų priekyje ir 50 lengviausia žvaigždė gale. Tai įdėjus, kurią minėjau XT kasetę, turėsiu 51, kas šiek tiek bus lengviau jau važiuoti kalną. Nes šiuo atveju pastebėjau, kad į kalnus minu labai žemų kadensų ir ganėtinai sunkiai, taip vargindamas kojas. Na čia į kalną susidaro kamštis. Čia vyksta. Tai vėl aš prisijau tą pirmąją grupę, bet čia Orestui nukrenta grandinę į kalną važiuojant, tai dėl to čia ir buvo tokie strigimai. O po kalno seka nusileidimas, bet po šito kalno visai aš sunkiau ir tikrai vis sunkin darosi. Ir jau jaučiu, kad aš tokio tempo ilgai palaikyti kaip ir nebegalėsiu. Na ir tuo atveju prasideda psichologiniai dalykai. Atvažiavau tokį atstumą, kad pakovoti, pavaržybauti, konkurencingai viską, o jauti, kad viskas tau darosi sunku ir tu tolsti. Tai pirmos mintis dažniausiai šauna į galvą, kad viskas, čia tas ratas mano paskutinis, daugiau nebevažiuosiu. Na, bet ir tuo pačiu žinai, kad šiek tiek paskui lengviau pasidarys, kai tu pavažiuosi dar kažkiek. Na ir Orestas grįžta po techninių nesklandumų su grandinė. Jėgos šiandieną turi tikrai daugiau.
Tai lyg nusprendžiau įveikti vis dėlto šitą trasą, nesustoti po pirmo rato, kad ir kaip bus sunku, net nesinori pagalvoti iš tikrųjų apie antrą rato kalnus, kaip juos reikės vėl įvažiuoti, kuriuos įmanoma įvažiuoti, o į kuriuos neįmanoma, kaip juos įlipti kojom. Tai psichologinius dalykus susitvarkėm ir judom toliau. Tai ieškoti pasiteisinimų, kodėl Rokantiškių karmai buvau šiek tiek nekonkurencingas savo varžovo atžvilgio, tai neieškuosiu. Tiesiog buvau silpnesnis tą dieną ir taip jau gavosi. Tai kaip ir prieš lenktynės minėjau, kad nesu stiprus į kalnus, tai pasiteisino tai. Reikia dirbti su tuom turbūt daugiau. Na ir tikriausiai nebedaug liko iki to pirmo rato finišo, dar va keli kalniukai ir pagaliau tramplinas. Tai va, kertam pirmojo rato finišo liniją, važiuojame į antrą, iš viso bus 3 ratai, primenu. Ir čia matosi, kad šiek tiek greičiau jau leidžiamės negu pirmame rate su grupė. Tai nusileidimuose kaip jau problemų neturėjau, dažniausiai kažką prisivydavau, bet tik kalnai ir nutoldavo tas, ką prisivijau. Na va, ir vėl prasideda. Na, kalnus minti tikrai yra sunku, bet tokio tipo varžybom tikrai jų reikia ir be jų tos varžybos kažkaip ir praranda tada visą tą XC, visą tą MTB ir važinėti vien fletu, tai kažkaip ne taip būtų viskas. Už nuotraukas ačiū Juliai, visada karmos nuotraukos pačios geriausios. Aš ne tavo grupiai matau. Tai kokie 2 tavo? Ne. Koks 3, žinau. Jeigu ne 2. Tai šiek tiek suteikiu informacijos vyrams mėgėjams nuo 35, kadangi jie startavo po mūsų. Tai čia vyksta konkurencija tarp vyrų mėgėjų nuo 35 metų. Tai čia, kiek žinau, konkuruoja 4 tarp 3 vietos. Vienas iš jų Brazaitis, Gediminas, 2 ratai. Arba 3, arba 4 važiuoji. Priekyje matosi jau nuvirto kažkas ant kalno, mane irgi kažkas iš galo bando stumti į viršų. Aš užlipsiu. Taip ir vargstamės į tos kalnus. Tai vidutinis greitis šioje trasoje siekia net 14 km per valandą. Galima sakyti, tai buvo lėčiausias šių metų varžybos, bet tuo pačiu ir drąsiai galiu teigti, kad po kol kas sunkiausios varžybos 2025 metais. Kiekvienos varžybos atrodo sunkios, kol nesuvažiuoja į sunkesnių. Bet apibendrinant trasą, tai tikrai trasa įdomi, smagi, nenuobodu važiuoti. Kaip daug kas sakė, kad tai tik tais kalnai ir nusileidimai, bet tie nusileidimai tikrai įdomus, su kliūtim, šiek tiek ir techniški kai kur. Tai nebuvo tokių vientisų atkarpų, kad tolygiai tiesiog važiuoti nuobodžiai, tai super trasa tikrai. Tai tas tramplinas, kuris ant galo yra, tai tikrai ne pagrindinis šios trasos buvo akcentas. Tas tramplinas tik tais toks kažkoks priedas tiesiog jautėsi palyginus su visa trasa, kiek čia visko buvo. Tai šitą vietą vis siauresnė ir siauresnė darės kiekvienu ratu. Vis sunkiau tilpo vairas tarp medžių. Prieš kiekvienas karmos varžybas stengiuosi atvažiuoti anksčiau ir prasivažiuoti trasą. Tai į šią trasą išvažiavęs galvojau ir nepaskaitęs, kiek tų kilometrų čia ir kiek to sukilimo. Tai jau galvau, kad aš nebespėsiu į startą, nes vis dar myniau tą ratą. Na ir atvažiuojame į tą
antro rato finišą, tai jau trečią tikrai įveiksim. 11 Šiauliai, Tarvydas ir Sekelis. Na ir vėl tas nusileidimas, apie kurį kelis kartus šnekėjau, tai vat šį kartą jau dar greičiau mes leidžiamės, kadangi įpratome, nebe taip baisu, žinome kas kaip. Na, jau trečiam rate nusiteikiau taip, kad jau per daug jau ir nespausiu, nes nebėra iš ko, tai pasimėgausiu trasa. Nusileidimus pasitengsiu greičiau kažkiek įveikti, įgauti naujų įgūdžių. Puškuojam, pompuojam į tą pirmąjį kalną, į tą, kur visada suminam, jau žinau, kad jį įminsiu, tai problemų jis nesudaro. Dar šitas nusileidimas visai toks nieko buvo ilgas, greitas, šiek tiek tokių posūkių įdomesnių. Na ir čia jau tikrai įsijautęs važiavau, taip atsipalaidavęs ganėtinai ir įlindo toks didelis pagalys nuo sėdynės iki pat kasetės, tai nesimatė kamerai, kaip aš ištraukiau, tai sugadino visą malonumą. Na ir vėl tas kalnas, į kurį važiuoti net bandyti nesinori. Na ir jau nebedaug liko iki finišo, būsime įveikę Karmą, Rokantiškių krosą. Tikrai patirtis nebloga šioje trasoje, biškai sudėliojo taškus ant į, kur reikia pasitreniruoti, kur reikia padirbėti. Tų kalnų tikrai šiam sezone dar bus, ne vienas ir ne du, ir reikėtų kažkaip su jais susidraugauti pagaliau. Ir dar siauresnis pravažiavimas negu prieš tai. Tai kovo mėnesį sudalyvavom dviejose Karmos varžybose. Dėl balandžio mėnesio nežinau, nemačiau, nėra dar plano tikriausiai. Gan aktyvus buvo tas kovo mėnesis. O štai ir pro mane pralėkė vyrų jėga elito laimėtojas Ignas Ambrazas, lenkė mane ratu su rigida šakė be amortizacijos. Varyk! Tai dar apsižvalgau ir ten turėtų dar, sakau, kažkas būti iš vyrų elito, vyrai jėga, tai ten Šarūnas Paciečius, sakau, varyk, bet jau nebevažiavo, tikrai būčiau praleidęs aš jį. Na ir finišuoju Karma, Rokantiškių krosas, didieji kalnai. Išgyveno. Ai, tiesiog. Tomas taikliai pasakė, išgyvenau. Ačiū, kad tai padariau. Ačiū Karmai už nuostabią trasą. Ir iki kitų kartų pasubscribinkit, palaikinkit ir susitiksime neužilgo vėl kažkur ant dviračio varžybose.
Bandžiau kažkiek laikytis tezą. Šiandien ne man. Kova su savim visą laiką. Jo. Po pirmą ratą norėjau stoti ir... Labai sunkiai trasa, ne man. Na. Taip, ir dėl to negalima skristi, bet dabar galima.